Klausia, kaip atskirti profesionalų objektyvą nuo mėgėjiško. Visi parametrai surašyti yra ant objektyvo. Ir pažiūrėjus gerai pamatysi diafragmos pagrindinį parametrą, kuris ir nusako, koks yra objektyvas. Jeigu matai, kad parašyta 2.8, galima vadinti profesionaliu. Jei pamatai parašyta 1.4, galima vadinti profesionaliu. O jei parašyta 1.2, tai čia šis super profesionalus. Svarbiausia, kad ant objektyvo būtų parašyta viena diafragma. Tai yra fiksuota diafragma. Pavyzdžiui, gali būti 2.8, o gali būti 3.5/56. Tai yra 2 diafragmos skaičiai, kurie nusako, kad objektyvas yra mėgėjiškas. Tiesa, objektyvų mėgėjiškų taip pat yra šviesių, kaip 1.8. Profesionalių faktiškai tokių nėra. Kaip ir yra profesionalių tamsių, ant kurio parašyta diafragma 4. Bet